Taigi, vaikai, šiandien sveikinuosi vėl su jumis. Labai malonu visus matyti. Na, o šiandien aš turiu štai tokių knygelių visą krūvelę. Tikrai nemažai knygelių, kurias noriu pristatyti. Jos labai senos knygutės, bet labai gražios. Ir šiandien vieną iš jų aš jums perskaitysiu. Noriu pristatyti visą Karolinos kolekciją. Aš turiu daug Karolinos knygelių. Štai pažiūrėkit, kiek jų daug yra. Ir aš jums po vieną ją pristatysiu. Labai gražios knygutės, iliustracijos irgi labai gražios. Tai pirmoji knygutė mano rankose – Karolina ir Laura. Štai tokia knygutė. Iliustracijos irgi labai gražios. Tai senos knygutės, jau tikrai seno leidimo. Knygutės tikrai labai gražiai iliustruotos. Kita knygutė mano rankose – Karolina ir šuniukas. Na, štai tokia knygutė. Dar viena knygutė – Karolina prie ežero. Tokia knygutė. Karolina kraustosi. Man tiesiog pavyko surinkti visą jų kolekciją. Man jos labai gražios. Karolina ir aitvaras. Štai tokia knygutė. Manau, kad šias knygutes skaitė dar jūsų tėveliai. Karolina eina į turgų. Štai kokia knygutė. Karolina ir perkūnija. Ir paskutinė knygelė – Karolina pas dėdę Praną. Šią knygutę šiandien aš jums paskaitysiu. Karolina pas dėdę Praną. Kadagi ji pagaliau pabus, nekantrauja niekur niekas. Juk šiandien važiuojame atostogauti. Valio, atrodo jau, niekur niekai, nekutenk, pasitrauk, ko dabar nerimsti, juk viskas paruošta. Vakar visą popietę krovėme lagaminus ir tu mums beje niekiek nepadėjai, netgi atvirkščiai. Karolina puikiai nusiteikusi. Ji jau pasirengusi važiuoti. Prieš tai, žinoma, atsisveikino su visais draugais. Greičiau jau būtų atsisakiusi pietų, negu pamiršusi atsisveikinti su nors vienu bičiuliu. Karolina, lipk į mašiną, metas važiuoti. Štai, vaikai, kokios iliustracijos. Karolina išsiruošia į kelionę. Dėde Pranai, mano brangioji Karolina, tu neįsivaizduoji, kaip aš džiaugiuosi. Kaip sekėsi kelionė. Viešnagė pas dėdę Praną mergaitei visada šventė. Jai čia viskas patinka. Namas, kvapnios gėlės, gyvūnėliai, o dėdė Pranas visada papasakoja, ką nors įdomaus. Galiu lažintis, kad pirmiausia bėgsi apžiūrėti ūkį, o ne pasidėti daiktų ir į savo kambarį, tarė dėdė Pranas. Mat jis puikiai pažįsta savo dukterėčią. Žinoma, jei tik leisi su mumis eiti ir niekur niekui. Niekur niekas tai, vaikai, Karolinos šuniuko vardas. Štai, Karolina pas dėdę Praną. Dėdė Pranas turi ūkį, taip? Po praeitos viešnagės sodyboje daug kas pasikeitė. Karolina nebežino, nei į ką pirmą žiūrėti. Tiek naujų gyvūnų. Karvė vardu Hercogienė atsivedė veršiuką. Dėdė Pranas ją didžiuojasi. Mat, Hercogienė laimėjo grožio konkursą. Be to ji duoda daug pieno, kuris Karolinos nuomonė kur kas skanesnis negu kitų karvių. Karolina netgi bandė ją melžti, bet tai ne taip paprasta, kaip atrodo. Štai Karolina su karvute Hercogienė. Kol apeis visus gyvulius, dėdė Pranas Karolinai patiki ganyti avis. Jos labai ramios. Svarbiausia, neleisk, kad nuklystų į mišką. Vaja, kaip malonu, aikteli Karolina, kai prie jos pribėga vienas aviniukas. Jie mane pažino. Atrodo, kad aviniukas dar nepamiršo, kaip kartą Karolina ištraukė jį iš gilios duobės. Reikės tai būtinai papasakoti dėdei Pranui. Štai jis kaip tik ateina, bet kągi jis ten turi.
Karolina, pažiūrėk, ką tau atnešiau. Ar gražus? Koks mielas, duok palaikyti. Oi, koks švelnutis. Štai, dėdė Pranas Karolinai atnešė švelnutį mažą šuniuką. Karolina laiminga. Dėdė Pranas pasakė, kad ji galės būti su šuniuku tiek, kiek norės. Šiandien ji vesis jį pasivaikščioti. Karolina pažadėjo sugrįžti, kai bažnyčios varpas išmuš 11 dūžių. Mažajam šuniukui patinka kelionė. Jis dar nematęs nei lauko, gėlių, nei voveraičių, nei kiškių, bet mažos letenėlės greitai pailso. Žiūrėk, niekur niekai. Jis jau beveik snaudžia, teks paimti jį ant rankų, nes bažnyčios varpas ką tik nuskambėjo 11 kartą. Mūsų tikriausiai jau laukia pareinant pietų. Paskubėkim, iki kaimo dar geras kelio galas. Štai Karolina nešasi šuniuką namo. Rytoj turgaus diena. Dėdė Pranas visoje apylinkėje žinomas ūkininkas. Žmonės nori perka jo vištas, antis ir gaidžius. Niekur niekas nemėgsta turgaus šurmulio, bet vis tiek mieliau lydės Karoliną, negu pasiliks ganyti bandos. Kokia nuostabi staigmena. Dėdė Pranas nusipirko žemaūgį arkliuką. Karolina sužavėta. Galėsi jį ne tik glostyti, aš tave išmokysiu jodinėti, tarė dėdė Pranas. Galėsi joti, kur tik panorėsi. Buvęs jo šeimininkas tvirtina, kad šis pats ramiausias iš jam žinomų ponių. Štai Karolina turguje. Dėdė Pranas nupirko arkliuką. Karolina džiūgauja pirmą kartą balne. Valdyti arklį ne taip paprasta, kaip daugeliui atrodo, bet šitas toks ramus, kad Karolina nemaž nebijo joti. Laiminga iš pradžių ji risnoja žingine, o po to paleidžia ponį šuoliais. Staiga arkliukas sustoja ir įbestas pavadys išslysta Karolinai iš rankų. Ir keberiokšt, mergaitė atsiduria baloje tarp ančių. Karolina kvatodama stojasi. Še tau, kad nori. Būčiau žinojusi, būčiau apsirengusi maudymosi kostiumėlį. Štai, Karolina baloje. Kaime kiekvieną dieną nutinka kas nors įdomaus. Bet per atostogas reikia ir pailsėti. Patyrusi begalės įspūdžių, Karolina nusprendžia šiek tiek atsipūsti. Tik kaip užmerkti akis, kai aplinkui tiek gražių grožybių. Štai Karolina nusprendė pailsėti. Na štai vaikai, perskaičiau vieną iš šių serijų apie Karoliną. Tikiuosi, kad jums tikrai labai patiko ir jūs pamilsite knygutes, patys pradėsite skaityti knygutes lietuvių kalba. O dabar aš jums linkiu geros dienos ir iki kito susitikimo, vaikai. Iki!